Visi norim užsidirbti ir dažniausiai mes girdime investuok ten ir tau pavyks. Patikėkit manim, aš esu daug metų jau bandęs, esu nudegęs, yra buvę, kad pavyko, bet šiandien aš noriu jums parodyti savo asmeninę patirtį, pabandysim painvestuoti pinigus ir pažiūrėti, kaip mums seksis. Nieko aš nerekomenduoju, nesakau, kad reikia dėti ir taip toliau, tiesiog noriu parodyti, kaip man pavyks. Šiandien pabandysime painvestuoti ir kaip tik eisime susitikti su žmonėm, kurie man patars, padės ir paaiškins, kaip tai yra daryti teisingai. Labą dieną. Labas. Čia pataikiau tikriausiai. Jep. Taip, Antanas. Aleksandras. Labai malonu. Kalbėjom telefonu, Jep. Tai žodžiu, pagrindinis dalykas, daug investavau, bandžiau, 2 metai buvo man tokių įvairiausių patirčių, bet norėčiau kažkaip išmokti daugiau ir galbūt jūs galit man parodyti, kaip teisingai investuoti ir kaip teisingai, kad tie pinigai dirbtų, o nestovėtų vietoj. Tai aš, Antanai, čia pataikiai ir keliaujam tada prie kompo, atsisėsim ir padarysim pirmosius žingsnius. Gerai. Nuo ko dabar pradėti ir kokie pirmi žingsniai? Na tai, pirmas dalykas, išsirinkam brokerį, ne? Tai šitoje vietoje turi būti licencijuotas, kad Lietuvos bankas būtų uždavęs leidimą, tai mes galime nueiti į Lietuvos banko puslapį, pasitikrinti, tai aš asmeniškai savo naudoju Freedom24, jeigu nežinojot, tai šitoje vietoje su juo ir darbuosimės. Galbūt pirmasis klausimas būtų ir tikriausiai ir žmonėm, ar tai yra patikima, ar pinigai yra saugus ir ar pinigus bus galima išsiimti ir juos naudoti paprastai. Taip, tai brokeris yra prižiūrimas Lietuvos banko, yra duotas leidimas vykdyti veiklą Lietuvoje, Lietuvos Respublikoje, tai jie teikia ataskaitas SECui, tai yra didžiausia finansinė institucija Kipre, tai jie vėlgi teikia ataskaitas Kipro vertybinių popierių komisijai, Vokietijos BaFinui, tai žodžiu, prižiūrimi tikrai ne vienos šalies reguliavimo, o dabar kas liečia pinigus, tai tarptautiniai pavedimai SEPA, jie nieko nekainuoja papildant sąskaitą, išsiimant 7 eurai atgal. Taip, ir didžiausias tikriausiai man buvo dalykas, kad aš bandžiau ten tuos visos akcijas ir taip toliau, į tos shitcoinus vadinamus ir taip toliau, aš ten sudėjau ir faktas, kad ten yra kaip gamblinimas. Tu nežinai, kaip tau gali pasisukti. Taip. Kaip čia visas šitas procesas? Ar čia tu įdedi ir tau kas mėnesį kažkiek kapsi, kad pinigai bankė nestovėtų tiesiog, ar koks čia yra būdas? Šitoje vietoje yra keli variantai. Mes galime rinkti saugesnius variantus, tokius kaip indėliai, kaip pavyzdys, arba dienos taupimo planai vadinami, kur mes tiesiog įdedame pinigus ir šitoje vietoje kiekvieną dieną mums pradeda grįžti pinigai. Tai tarkime įdedam 1000 eurų, ir ten prasideda kapsiukai atgal. Tai yra fiksuotas grąžos elementas, natūralu daug mes neuždirbsime, nes rizikos praktiškai nėra ir šitoje vietoje natūralu ir grąža nebus labai didelė. Jeigu mes norim iš tikrųjų investuoti pinigus, tai tada turėsime prisimti šiek tiek daugiau rizikos ir potencialas irgi gali būti didesnis. Tai gal šį kartą aš norėčiau pasirinkti saugesnį būdą ir aš noriu pabandyti įdėti, kad tie pinigai suktųsi ir jau kažkiek bent jau būtų grąžos kažkokios. Tai tu minimaliai, dabar pasibandymai. Pasibandymai, man šiaip įdomu, taip. Tai dabar, gerai, kur aš turiu eiti? Tai pirmas dalykas, aš panaudosiu šią dieną į mūsų Financial Defendants kanalą, tai tu gali ateiti ir po bet kuriuo ten video galima rasti nuorodas ir šitoje vietoje mes tą ir padarysime. Tai manau, po tavo video žiūrovai irgi suras tavo... Bus irgi nuoroda, ne? Kas norės, galės susižiūrėti. Na ir viskas, ir išleis langas ir šitoje vietoje, ką mes turim suvesti, tai savo telefono numerį. Tai tada prašau. Gerai, bandom. Dabar reikės e-mailo ir slaptažodžio. Taip, registruosimės kaip fizinis asmo. Kaip fizinis asmo, taip atidaryti sąskaitą. Tai čia aš suprantu, aš atidarau sąskaitą ir tą profilį, portfolio, kur ten viskas matysis, ne? Tai ten bus 2 sąskaitos, ten bus ir ta saugesnė, apie kurią kalbėjau, ir po to jau ta, per kurią tu ir investuoti galėsi. Tai iš tikrųjų realiai su viena registracija atidarom 2 sąskaitas. Ir kas yra geriausia, tai kad pavyzdžiui čia yra lietuvių kalba. Taip matom, kad lietuvių kalba dauguma brokerių lietuvių kalbos neturi. Mes norim investuoti, tai yra kalbos barjeras kai kuriems žmonėms. Toje vietoje galiu pasakyti tik tiek, kad
kuo daugiau duomenų dažniausiai reikalauja, nu tai tuo saugiau, jo, nepaisant to, kad tai apsunkina registraciją, bet iš tikrųjų tai yra reikalinga, nes yra ir duomenų apsauga, ir turi identifikuoti tave kaip klientą, ir ten pinigų plovimo visos prevencijos. Nu tai šitoje vietoje, kuo sudėtingesnis procesas, na tai realiai tuo tu esi saugesnis. Praskipinam, nerodau dokumentų. Grįšim, kai jau viską patvirtinti. Bet šiaip labai daug internete visur ir žiūrinėjau ir skaitinėjau, kad yra žmonės, kur, sakykime, išeina naujas iPhone'as, tai perka iPhone'ą ir kiti investuoja į Apple, žinai. Taip. Tai, pavyzdžiui, jūs, kurie investuojate ir taip toliau, jūs domitės, kas ten, kur įvyko pasaulyje, į ką reikia investuoti, į kokias akcijas ir taip toliau. Ar šitas yra svarbu šitam dalykui, kaip žinot, į ką investuoti? Žinai, šitoje vietoje man asmeniškai, kai aš kiekvieną dieną tame dalyvauju, tai aš natūraliai skaitau naujienas, viską domiuosi, bet ir tai nespėju visko apžiūrėti ir esu užstatęs prenumeratas tik tai tų apie tas įmonės, kurios man yra įdomios, susidėjęs savo tą priežiūros sąrašą visą. Bet tarkim, aš esu žalias šitame. Bet jeigu tu esi žalias, kaip žinot, kur? Tokiem žmonėm yra sukurti instrumentai, dažniausiai kurie yra plačiai išskaidyti, kad tau pačiam nereikėtų domėtis. Tai gerai dabar, Apple, Nvidia ar Google, kas geriau, kur geriau. Tai tu gali pirkti visą krepšelį, pavyzdžiui, šitų kompanijų, geriausių pasaulyje verslų. Nu tai ir tas pats, S&P 500, tikriausiai esi girdėjęs, ne? Apie tokį indeksą. 500 didžiausių Amerikos kompanijų vieno mygtuko paspaudimu. Tu gali savo į krepšelį įsidėti. Ir jeigu tu įdėsi, pavyzdžiui, 100 eurų, nu tai iš tų 100 ten 5 nukeliausi į Apple, 4 į Nvidia, ten 3 į Microsoft ir taip toliau ir panašiai. Ir tu į 500 paskaidysi. Teoriškai, kadangi vienas, ten, sakykime, geriau jam sekasi verslas, kitam prasčiau kažkiek seksis, tai bet kokiu atveju ekonomikai augant, jie uždirba daugiau pelnų, na ir natūralu tavo investicijų vertė didėja. Nepaisant to, kad kai kurios kompanijos gali ir prasčiau pasirodyti. Jo, tai čia yra vienas iš paprasčiausių būdų, bet tai jau yra investavimas, žinai. Tai mes tau šiai dienai padarysim dar paprastesnį būdą, kur tau tiesiog reikės pervesti pinigų ir vien už pinigų laikymą tu jau gausi. O tada jau mes tos pinigus, kai nuspręsim, apsikalbėsim ir nuspręsim, kur tu norėsi. Galbūt tu pasirinksi 100 kompanijų su fokusu į technologijas, galbūt dirbtinį intelektą, galbūt, nežinau, 500, galbūt visą pasaulį pasirinksi. Bet tarkim, aš dabar įdedu 500, aš noriu mėnesį laiko palaikyti tos 500, kad nežinau, kiek tai yra įmanoma per mėnesį užauginti kažkokią tai sumą. Ir, sakykime, iš tos sumos, kuri užauga, jau dėti didesniai rizikai. Ar šitaip žaisti galima? Galim. Irgi taip galima. Tai kol tu nesi apsisprendęs, ką daryti su pinigais, tai natūralu, jie yra laikomi plius minus su infliacijos lygiu, tam, kad nenuvertėtų tiesiog. Taip. Ne? Tai jie nenuvertėja, tu perkamosios galios neprarandi, bet kai tu norėsi labiau, sakykime, daugiau rizikos prisimti, tu gali juos alokuoti visiškai į kitą. Tai va čia yra iš tikrųjų man svarbiausia, kad iš pradžių mažiau rizikos, po to, kai jau tie dirbs pinigai, tada jau bandyti daugiau rizikuoti. Okay. Tai iš karto meta tavo profilį ir iš karto sako, atnaujinkite savo ekonominį profilį. Tai dabar mums reikės susipildyti ekonominį profilį iš principo tavo, kad jie žinotų, su kuo jie turi reikalų, kokie yra tavo finansai, kiek tu ten, sakykime, uždirbi, kiek tau lieka investavimui. Nes, tarkim, jeigu tu ten uždirbi po 1,000 tūkstančių per mėnesį, ne, ir išleidi viską, ką turi, tai natūralu nėra iš ko investuoti. Tai va, tai šitoje vietoje tam, kad žmonės neprisimtų per daug rizikos, tai irgi yra apsaugos mechanizmai, tam, kad jo neprisiinvestuotų, žinai. Tai mes ką darom, tai mes spaudžiam ant block account ir pas tave iš karto meta, kad reikės atidaryti tai man čia reikia, security session. Taip. Tai pasitvirtinom, gavau dar dovanų čia kažkokią akciją, išlindo toks žaidimėlis, turėjau nutrint kortelę ir gavau $5, $5 ir kažkokią akciją. Jo, tai visi, kas užsiregistruoja su nuorodom, tai jie gauna tas akcijas dovanų, tai gali gauti nuo 3 iki 800 vertės dovanų. Tai va, aš 5 gavai. Jo, tai va, vis pinigas. Ir visi, kas yra vyresni negu 25 metų. Taip, ir tavo balansė yra 4,61. Jes, turiu pinigų! Turiu pinigų, nieko dar neįdėjau. Taip, tikrųjų tau turėtų mesti raudonai, o čia prie ekonominio profilio. Šitą dalį, tai mes jį dabar ir susipildysim. Nu, tai ką, važiuojam, tai investavimo tikslas, tai per metus, kadangi naujokas, tai tikriausiai iki 10 kažkur. Jo, iki 10 tūkstančių dabar kol kas. Ja, čia yra, matai, minimaliai reikia
reikšmė, ta prasme. Minimalu 10 000. Taip, nu, nes sumos Tikiuosi, kad kažkada galėsiu paspausti milijonas. Ta paskutinė, net daugiau negu milijonas. Jo. Okay, nu taip, daisim, tikiuosi iki to. Taip. Ar susiduri su finansiniais sunkumais, ar tavo išlaidos viršyje pajamas? Ne. Neviršyje. Nu gerai, žinok, čia pirma finansų valdymo taisyklė, neviršyje. Jo. Šitoje vietoje tai yra paprastas ekonominis profilis, kur su tavimi susipažįsta iš finansinės pusės, kas tu esi per klientas, lygiai taip pat kaip bankas, nesakykime, tą daro. Kiek laiko užtrunka, kol pasiruoši, kad jau gali pradėti? Šiaip realiai anksčiau užtrukdavo apie 15-20 minučių, dabar jeigu ten šiek tiek nesklandumo ar dar kažko per kelis devices, tai gali būti pusvalandis, 4 minučių. Čia jau pusvalandis, kad jau viską susitvarkyti ir jau gali pradėti domėtis visais tais dalykais, ne? Taip. Įsivaizduokite, kad akcijų rinka per pastarosius 3 mėnesius sumažėjo 25% nuo savo vertės. Taip gali būti. Tai 2008 metų scenarijus, 2008 metų scenarijus. Turimos investicijos į akcijas taip pat prarado 25%. Kaip pasielgsite? Parduosiu visas, parduosiu dalį savo akcijų, nedarysiu nieko arba pirksiu daugiau akcijų. Jeigu krešino, tai parduoti nebeapsimoka, taip. Bet labai apsimoka užsipirkti. Taip. Teisingai? Dažniausiai. Su sąlyga, kad, žinai, įvertinai. Taip. Ja. Tai aš sakyčiau taip, arba aš nieko nedarau, nes neapsimoka parduoti. Jo, aš tai nieko nedarau. Laikau. Okay. Laikai toliau. Tiesiog laikai toliau. Taip. Tai mes atėjom į taupimo sąskaitą tavo, tai realiai susipildėm ekonominius visus profilius, viską padarėm, atėjom į taupimo sąskaitą, dabar reikėtų teoriškai pasipildyti pinigais ir viskas. Ir toliau pažindinti su investavimu. Ir dabar aš iš savo sąskaitos, iš banko savo pervedu tiesiog čia. Taip. Pinigai yra pravesti, dabar mes turim keletą dienų palaukti, kol suvaikščios tikriausiai, ne? Ja. Ir kai man įkris už poros dienų, ką man tada daryti, kaip man pradėti, kad tie pinigai pradėtų suktis? Ja. Tai iš tikrųjų tau nieko nereikia daryti, kadangi mes pildėm štai šitą akauntą, tai jie įkrito į tavo taupomąją sąskaitą, kur iš karto, pavyzdžiui, jeigu mes filmuojam ten, sakykime, trečiadienį, tai penktadienį įkrito, tai viskas, jie pradeda dirbti. Tai tu iš karto pradėsi matyti, jog pinigai darbuojasi ir tau pradėjo kristi tie pirmieji centai. Čia nieko man nereikia daryti, nieko pirkti nereikia. Tai yra taupimo sąskaita, kur už tave viskas yra padaroma. Ir aš tiesiog galiu prisijungti ir pasižiūrėti, kiek man sukrito? Taip, tai čia yra tavo taupyklė su procentais, efektyvi taupyklė. Nieko nereikia daryti. Šita sąskaita yra apdrausta iki 20 000 eurų, tai kitaip tariant, tu turi draudimą. Jeigu netyčia kažkas čia ar bankrutuotų, ar kažkur kažkas, tai šitoje vietoje ES direktyva tave saugo ir šitie pinigai yra apdrausti. Na kągi, ačiū labai. Ačiū tau. Šiandien buvo labai daug informacijos ir visko, bet kitoj serijoje tada pabandysim ir investuoti ir parodysi daugiau, kaip ten kas vyksta. Taip. O dabar lauksim, kiek man ten sukapsės ir taip pat jums parodysiu. O bet kokiu atveju aprašyme yra linkas, galit paspausti, patys pabandyti. Aš nieko nesakau, viskas jūsų rankose. Ja. Tai tiesiog patys bandykit ir pasižiūrėkit, kaip jums gausis. O kitoj serijoje parodysim dar daugiau, ką galim padaryti su investavimais. Ačiū labai, ačiū dar kartelį. Ačiū tau. Ir iki. Iki kitų kartų.